aš ir vėl nepraleisiu progos patylėti, tarkim, ar ne, kad dabar biudžete 5 procentai BVP arba daugiau, ten 5 milijardai eurų gynybai. Gynybai. Ir visas Seimas kaip monolitas, tarkim, niekam neabejonė nekyla dėl to, kad reikia pirkti tos tankus, raketas, patrankas, nes mes neišvengiamai kariausim, ar ne? Tai vienintelis mano tokia abejonė, tarkim, ar ne, kad prieš apiplėždami šitos šalies žmonės, tarkim, ar ne, nes kaip žinia, trečdalis mažiausiai šitos šalies piliečių gyvena skurde, tarkim, ar ne. Tai jūs manot, jiems nevienodai, kas jos valdo, tarkim, arba ten Seimas, ar ten Dūma, ar kas nors kitas, jiems visiškai nusispjauti, ar ne. Jų rūpestis yra jų skurdas ir jų vargas, ar ne. Ir kaip šitos valstybės, Seimas, 100%, kaip monolitas sako, kad mums reikia 5 milijardus eurų išleisti ginklams, o ne žmonėms, ar ne, nu tada aš sakau, tai biški minutė, tarkim, pagalvokim, ar ne, kodėl nieks neiškelia tokio klausimo, ar ne, kad Lietuva yra NATO valstybė, ar ne, bet kokią agresiją prieš Lietuvą automatiškai sukelia 3 pasaulinį karą ir mūsų visų sunaikinimą, tarkim. Tai reiškia, kad jokios agresijos prieš Lietuvą nebus. Nes rusai, jie pakankamai protingi žmonės, kad, jiems nereikia, tarkim, jie Ukrainoje klimbė iki ausų, tarkim, ar ne. Bet kokias svaičiojimai, kad čia dabar, kai baigsis karas Ukrainoje, tai automatiškai rusai puls mūsų, NATO, visą pasaulį užkariaus, ar ne. Dėl to mums reikia ten 5 milijardus ištaškyti pinigų tankams. Aš niekaip nesuprantu tos logikos, ar ne, jūs man paaiškinkite, ar ne. Jeigu mes esam NATO ir jeigu mūsų užpuola, tai NATO mus gina, Amerika mums padės, Amerika mus išgelbės. Ir nieks nebandys mūsų pulti, tarkim, tai kuriam galų mums reikia ištaškyti ten 5 milijardus eurų tankams kažkokiem, ar ne? Ar mes čia kažkokiu turim papildomų, dar nežinomų protokolų, kad reikia iš Amerikos pirkti tas tankus ir raketas, ar ne? Tai gal apie tai gali kas nors man paaiškinti, tarkim, ar ne? Kodėl mes ištaškom jūros pinigų ginklams? Nors ir puikiai žinome, kad niekas mūsų nepuls. Nes, tiesiog niekas mūsų nepuls, nes mes esam NATO, mes esam alijanse, kas reiškia bet kokią agresiją prieš Lietuvą, reiškia 3 pasaulinį karą, nes jeigu rusai, nors čia hipotetinė tokia visiškai prielaida, neužpuola bet kurią iš NATO šalių, ar ne, automatiškai ten, susirenka visas kolūkis, ten svarsto, bet formaliai jie turėtų skelbti karą rusams, ar ne. Kai paskelbia karą rusam, čia irgi hipotetiškai, dar tada jau jokių ten tankų, jokių ten patrankų, ar ten kažkokių minosvaidžių, niekam nereikės, nes ore skraidys, kaip ten tie, satana, satana, ir jokie tankai, ir jokie ten lėktuvai jūsų nebeišgelbės, tarkim, skris satana ir viską nušluos. Būtent dėl tos, kad visas pasaulis susinaikins, šito ir nebus. Aš taip galvoju ir tikiuosi. Dėl to man visiškai beprasmiškas tas 5 milijardų taškimas ginklams, ar ne? Kaip ir visiškai man beprasmiška ten kažkokios Vokietijos brigados čia įkeldinimas, ar ne? Jeigu mes, kaip ten sako, visą viduramžiais samdydavom karo samdinius, ar ne? Visi miestai, valstybės samdydavo karo samdinius, ten kokie šveicarus samdydavo ar panašiai. Tuos, kurie už pinigus kariautų, tarkim, ar ne? Bet jeigu mes patys net tingim arba bijom kariauti, mes pasisamdom kokius šveicarus ar kokius vokiečius, kad jie už mus kariautų, tarkim, ar ne? Tai ką mes esam tokie turtingi, kad mes čia turim samdytis karo šunis? Ar ne? Jūs man paaiškinkite, tarkim, 10 milijardų Vokietijos brigadai apgyvendinti. Ir ką tai duoda, ar ne? Aš pasikartosiu, mes esam NATO. Tai reiškia, ar vokiečių brigada, ar čia korba, ar armija bus, tai nieko nekeičia. Tai nieko nekeičia, kadangi jeigu rusai apsispręs mūsų užpult, tai mes visi mirsim. Dėl to tas pinigų taškimas yra visiškai beprasmiškas dalykas. Ir man žinokit, kas labiausiai stulbina, kad net niekam nekyla abejonių dėl šitų pinigų pataškimo, tarkim, ar ne? Jums ką, Seimelis,
visiškai nusispjaut, tarkim, kad ten net nėra opozicija, visi rankas kelia už tą 5 milijardai, nemažiau 5 PVP procentų, taškomės pinigai, skolinamės ar ne? Kam? Tankam pirkti, tarkim, ne? Aš kartoju, jūs galit mane sakyti, aš esu Kremliaus agentas ir visa kita, nes aš prieš karą, tarkim. Tačiau logika, kur yra jūsų logika? Mes esam NATO, mūsų nieks užpulti teoriškai negali, nes jeigu automatiškai mūsų užpuola, tai kyla trečias pasaulinis branduolinis karas ir mes visi mirštam, ar ne? Tai kuriam galui mums ta vokiečių brigada, tarkim, jūs man paaiškinkite, ar ne? Kuriam galui ištaškytos 10 milijardų ant vokiečių, kad statyti čia darželius vokiečiam, viskas vokiečiam, kažkaip pilna tų vokiškų mašinų Bundesverų dabar Vilniuje, ar ne? Ir kuriam galui, ar ne? Ką tai pakeis? Ar negeriau tos 10 milijardų pridėti pensininkam, ar ne? Ar kokiam šeimom, tarkim, už vaikus, jeigu ten bent jau už vaikas primokėti iš tų 10 milijardų po 1000 eurų, tai visom šeimom užtektų tų pinigų sočiai, tarkim, ne? Ir tada būtų ką ginti. Nes varguoliai, žinokit, jiems nerūpi saugumas, jiems rūpi tik tai jų vargas. Ačiū už dėmesį.